Ar kada nors pagalvojot, kad vienas vienintelis poelgis, netgi netyčinis, galėtų, apversti visą likimą aukštyn kojomis? Būtent apie tokią, sakyčiau, neįtikėtiną transformacijos istoriją šiandien ir pasikalbėsime. Taigi, ar gali viena diena, praleista be jokio ypatingo tikslo, ištrinti viso gyvenimo klaidas? Šis klausimas jis yra pačiame centre vieno pasakojimo iš senosios Indijos. Ir žinot, kaip būna tose didžiosiose legendose, viskas prasideda nuo karaliaus, kuris ieško tiesos. Gerai, nusikelkime mintimis į praeitį. Įsivaizduokite sceną. Galingas valdovas, karalius Mandhata, ateina pas didį išminčių, vardu Vasištą. Ir jo klausimas, jis tikrai esminis. Jis klausia, kaip man pasiekti amžiną sėkmę? Koks kelias veda į didžiausius dvasinius turtus? Ir išminčius. Jis duoda atsakymą. Jis sako, kad paslaptis slypi vienoje ypatingoje dienoje. Ta diena vadinasi Amalaki Ekadašis. Tai 11 jauno mėnulio diena pagal hindų kalendorių. Ir sakoma, kad ji turi neįtikėtiną galią nuplauti absoliučiai visas nuodėmes. Ir kad karalius tikrai tuo patikėtų, Vasišta pradeda pasakoti istoriją. Tai keliaukim į tą istoriją. Keliaukim į Pamaldžiavaidišos karalystę. Ten karalius Čaitraratha su visa savo tauta šią dieną minėdavo ne šiaip sau. Tai būdavo didžiulė, visus vienijanti šventė. O pačiame tos šventės centre stovi Amalaki medis. Ir tai, žinokit, toli gražu nepaprastas medis. Pasakojama, kad jis kilo iš paties dievo kūrėjo Brahmos, o jo vaisius be galo myli dievas Višnus, visatos globėjas. Taigi galite įsivaizduoti, koks šventas laikomas šis medis. Ir to atsidavimo būta, tiesiog beribio. Karalis ir jo žmonės ne tik garbino medį, nešė jam aukas, jie pasninkavo, visiškai nieko nevalgė, budėjo visą naktį, nebluosto nesudėjo ir visą tą laiką klausėsi istorijų apie Višnaus šlovę. Visiškas, totalus atsidavimas. Bet į visą šitą pamaldumo sceną, į šią šventą atmosferą įžengia kažkas, kas yra visiška to priešingybė. Tai ne piligrimas, tiesiog alkanas, išsekęs medžiotojas, kuris atsitiktinai užklydo ieškodamas vietos nakčiai. Ir kad būtų aiškiau, koks čia kontrastas, šis žmogus gyveno iš to, kad žudė gyvūnus. Jo gyvenimas buvo paženklintas žiaurumu. Absoliučiai viskas, ką jis darė, buvo priešinga tam, ką reiškia ši šventė. Taigi jis ieško tik prieglobsčio nuo šalčio, gal kokio maisto kąsnio, ir taip beieškodamas atsiduria po tuo pačiu šventųjų medžiu. Ir net pats nesuprasdamas, ką daro, jis tiesiog pasilieka. Ir praleidžia visą naktį kartu su minia. Ir štai čia yra pats įdomumas, visa esmė. Pagalvokit, fiziškai jis atliko visą ritualą. Jis pasninkavo. Nes tiesiog neturėjo ko valgyti. Jis nemiegojo visą naktį. Gal iš nuovargio, gal iš baimės. Jis netgi girdėjo tas šventas istorijas. Bet jo galvoje ir širdyje nebuvo jokio dvasinio tikslo. Nulinio ketinimo. Klausimas, ar tokia atsitiktinė naktis galėjo kažką pakeisti? Pasirodo, kad taip. Ir dar kaip. Nes po mirties jo laukia ne bausmė už nuodėmes, jo laukia toks atgimimas, kuris, sakykim taip, apvertė visą jo karmą aukštyn kojomis. Ta transformacija tiesiog stulbinanti. Pažiūrėkit, tas pats žmogus, buvęs žiaurus medžiotojas, kitame gyvenime atgimsta kaip didis ir pamaldus karalius Vasurata. Iš vargšo, kuris medžiojo, kad išgyventų, jis tampa galingos armijos vadu, dievo baimingo valdovu. Tiesiog 180 laipsnių apsisukus likimas. Bet istorija čia nesibaigia. Net ir tapus karalium, likimas jam paruošė išbandymą. Vieną dieną, vėlgi medžiodamas, jis pasiklysta miške. Ir jį pagauna laukinės gentis. Būtent šią akimirką ir turėjo paaiškinti, ar ta viena naktis iš praeito gyvenimo tikrai turi kokią nors galią. Ir tada jis atsibunda. Ir vaizdas, kurį pamato, yra neįtikėtinas. Visi jo priešai negyvi, o jis pats sveikas, neplaukėlis nenukritęs. Karalius, žinoma, yra visiškame šoke. Kas nutiko? Kokia nematoma jėga jį išgelbėjo? Atsakymo jam niekas iš žmonių negalėjo duoti. Bet tada iš dangaus pasigirsta balsas. Balsas, kuris atskleidžia paslaptį slypinčiojo seniai pamirštoje praeityje. Ir tas balsas pasako, tave išgelbėjo ne tavo sargybiniai. Ir nesėkmė.
tave apsaugojo, galia, kurią tu, pats to nežinodamas, gavai per tą vieną naktį praleistą prie Amalakio medžio praeitame gyvenime. Taigi, matot, istorija apsuka ratą. Viskas grįžta į tą patį pokalbį tarp išminčiaus Vašisthos ir karaliaus Manhatos. Baigę šį pasakojimą, išminties tiesiog apibendrina pagrindinę mintį, pabrėždamas, kokia neįtikėtina galia slypi toje vienoje dienoje. Tai ką iš viso to galime suprasti? Na, pagrindinė mintis regis tokia. Net ir veiksmas, atliktas be jokio sąmoningo dvasinio ketinimo, gali, pritraukti didžiulę malonę. Ši istorija sako, kad vienos dienos galios pakanka ištrinti praeities klaidas ir netgi gauti apsaugomą ateityje. Ir pabaigai, ši legenda palieka mūsų tokiu, sakyčiau, amžinų klausimų, kuris tinka ne tik šiai tradicijai. Kasgi galiausiai svarbiau dvasinėme kelyje? Ar tas išoriškai tobulai atliktas ritualas, ar nuoširdus vidinis ketinimas, net jei pats veiksmas galbūt ir nebuvo tobulas? Čia jau klausimas, apie kurį verta pagalvoti.